Aš atkreipsiu dėmesį, kaip Lietuvos Seimas, tas impotentų ir išdavikų Seimas, kai jie prabalsavo, kad Rusija yra teroristinė valstybė. Tuo metu, po 10 dienų ar po 2 savaičių, Amerikos prezidento Baideno, kurį kažkodėl Lietuvoje vadina Bidenu, nes tai prašo, Bidenas. Tai Baideno paklausė, ar Rusija yra teroristinė valstybė? Ir jisai atsakė, ne, Rusija nėra teroristinė valstybė, bet Lietuvos šitie mūsų išdavikai žino geriau. Rusai yra teroristai. Trumpas sakinys, profesoriaus Lopoto pasakytas, Seimo nario, galima kabinti ant kiekvienos gatvės. Ir šitas sakinys, jis ir sukelia grėsmę mums visiems. Kai 150 milijonų Rusijos gyventojų jiems išvers ir parodys, vad gretima 3 milijonų šalis Lietuva pareiškė, kad rusai yra teroristai be išimties. O iš kur tiek drąsos? Čia ne drąsos. Čia mus pakiša, mums visiems sukelia grėsmę ir mus pakiša tarp priekalo ir kūjo. Mus pakiša po kardu. Norės trenks, nenorės netrenks. Mes visi įkaitai. Bet atsakysit jūs, paprasti žmonės. Taip.